Aš vedu žmonės į žygius, haikus kartu su kolegomis Justinu ir Marijum. Tai vienur žmogus vienoj vietoj silpnesnis, didesnę baimę turi, kitoj gali būti kitoj vietoj. Tai vieniems iššūkis dviračiai būna, kitiem iššūkis feratos būna, tai čia labai individualu. Ferata tai vadinamas yra išvertus į lietuvių kalbą, tai paprastai geležinis kelias. Tai yra įrengti lynai, taip trumpai, uoloje ir su tam tikrais feratos saugais mes keliaujame saugiai į kalno viršų dažniausiai. Alpinistų kursų nereikia praeiti žmonėms, mes apmokome pagrindinį įvadinį instruktažą, to užtenka feratams. Tai yra saugus patyrimas kalnų, ar ne? Gal šiek tiek susidraugavimas su savo baimėmis, aukščio baimėmis, kitiems dviračių leidimasis kalnų žemyn, neasfaltuotų kelių yra tam tikras iššūkis. Patinka stebėti tas patirti, gal per kitus žmonės, patirti dar daugiau emocijų ir stebėti juos. Padėti jiems būti kartu su jais ir kaip juokas ima ir kai kuriems, kai baimės didelės. Tai dažnai yra irgi toksai psichologinis iššūkis bendrauti su jais ir kiekvienoje tokioje situacijoje palaikyti ir patirti su jais tai, ką jie patiria.